Kiek brolių kovotojų susirinko? Tai visus kviečiam į rikiuotę, kad susiskaičiuoti jūs būtų galima. Viens. Vis dar laužiai. Nu nežinau, va, laukiu dviejų profesionalų, kur ten. Tankas lieka jau. Ar visi ginklus prasikronavo? Į rikiuotę atsisokit, kol kas susiskaičiuosim žmonės, paskui prasikronuosim. Tai tie, kas nespėjo pasitikrinti ginklų greičių, neprasikronavot, tai tada iš karto, kai suskirstysim žaidėjus į komandas, užrišim jum lipnes juostas ant rankų, tada va ateinat į tirą su akiniais ir pasitikrinat greitį. Ar visiems aišku, kas neprasikronavo. Tie, kas nuomojasi ginklus, tų ginklų chronuot nereikia, nes jie yra ir taip silpni, tai ten su jais yra viskas aišku. Dabar va brolis baigė suskaičiuoti kiek? 83 žaidėjai susirinko. Tai dabar norim įteikti apdovanojimus. Tai kviečiam Pijų Čiapą, auksinis patrioto ženklas. Remigijus Verbyla. Nu ir čia, kaip sakoma, jau legiono viršūnė. Aidas Vonžodas. Aidu į kolektyvą. Čia tau. Kiek metų žaidži? Aidas visus 6. Sakė, tik 6 metus žaidžia. Nedaug visai. Įsitarnauk tikrą. Tai šiandien kas jau vaišina, jau suprato turbūt, net ten tie 3 veikėjai ir vienas daugiausiai turėtų už viską. Tai gerai, tai nežinau net nuo ko pradėti. Turit žinot, kad šiandien žaidimas yra kaip ir žaidimas, kaip ir paskutinis kalėdinis žaidimas, suprantat, ar pirmas kalėdinis, ta proga yra karšto vyno. Tai tie, kas pasivaišino, tai tikiuosi saikingai pasivaišino, o tie, kas norės po to pasivaišinti, tai žaidi ir nori atsigerti. Tada ateini pas mus ir atsigeri. Tada vėl eini žaisti, tada vėl užsimanai atsigerti. Tai va, tai čia reiškiasi kalėdos legione tokios. O ką, šiaip tai iš tikrųjų visus sveikinu susirinkusius į 184 patrioto žaidimą. Gal aš be mikrofono, gerai? Girdėsite, ne? Tai visus sveikinu susirinkus į patrioto 184 žaidimą. Kviečiu žaisti sąžiningai, garbingai, ypatingai tie, kas sukčiauja, nesukčiaut, o tie, kas pagauna sukčiumą, turit pranešti mum, bet kuriam instruktoriui raudonai, kad mes galėtume identifikuoti tą žmogų ir po jo po to paprašyti atvažiuoti žaisti, turbūt, arba atvažiuoti žaisti sąžiningai. Tai va, priklausomai nuo aplinkybių. Tai va, tai kas čia šiandien, kas čia įvyko per šios metus, mes perėjom prie biškį kitos tvarkos. Praėjo 14, va šitas 14 patrioto žaidimas. Išjungt ten tą muziką. Vienu žodžiu, praėjo 14 patrioto žaidimų, atsirado kai kurios naujos taisyklės.
atsirado privalomas greičio matavimas, atsirado papildomos priemonės, kurias mes parsivežėm iš Latvijos, kur pasiruošimo zonoje negali ginklai būti su dėtuvėmis, tai reiškia, kad mes čia visi esam papildomai saugesni. Šiaip ne taip mums pavyko įgyvendinti mediko taisyklę, tai mes dabar turim kiekvieno patrioto žaidimo metu naudoja mediko taisyklę. Я вам переведу, если вам нужно будет. Хорошо? Хорошо. Договорились. Tai vienu žodžiu, turit žinoti tokį dalyką, kad kiekvienas iš jūsų gali būti pagydytas. Tai reiškia, jei mane pataikė vieną kartą, ir jeigu mano draugas turi turniketą arba tikrą turniketą ir tikrą žydišką bintą, tada 2 minučių laikotarpį gali imituoti pagydymą, tai reiškia, uždėti turniketą arba uždėti žydišką bintą ir aš tada vėl toliau žaidžiu. Po žaidimo grįžtu, nusiimu turniketą ar bintą, kas man uždėta, mertvekė yra dėžė žalia, ten metam tuos visus, po to gaunasi grįžta arba tas draugas, arba kaip jūs susitarė, suprantate, kad jeigu jūs pagydė karo medikas, kiekvieno žaidimo metu yra 2 karo medikai, tai reiškia, turi specialias krepšius su turniketais, su bintais. Tai reiškia, jeigu karo medikas pagydė, tai reiškia, 100% grįžtat į mertveką, metat tos bintus į žalią dėžę, karo medikas grįžta, vėl susideda ir vėl išeina į žaidimų lauką, vėl jūs gydo. Tai va. Kas čia dar, ko mes čia dar skiriamės? Jeigu kažkas esat žaidę kituose klubuose, turit žinot, kad pas mus pastatuose galima, jeigu turit žalią lipduką ant šautuvo, tai reiškia, jum apribojimų nėra jokių išskyrus saugus atstumas 5 metrai. Ar pastatuose, ar lauke, šaudot arba pavieniais, arba automatu, jokio skirtumo. Tikslas yra nušaut priešą. Pas mus nėra jokios taisyklės, ten alkūnės dydžio skylė, tokios dydžio, tokios. Galit nušaut priešą, reiškia, nušaunat per milimetro skylę. Tikslas yra nugalėti priešą. Po to pas mus galima vartoti alkoholį. Tai to alkoholio... Plojimai? Ką? To alkoholio kiekis yra 0,3 promilė. Tai reiškia, jeigu jų mašina vairuot leidžia iki 0,4 promilės, tai patriotė galima žaisti iki 0,3 promilės apsvaigus nuo alkoholio. Žolės ir ten kitokių grybų valgyti nerekomenduojam, nes mes negalim jūsų patikrinti, tiksliau draudžiam. Tai va, turim aukoti eksterį. Ta prasme, žaidėjai turit suvokti paprastą dalyką, pamato labai tokį įtartiną žmogų, be jokių sąžinės graužimo, persijungiat į 7 kanalą, racijos, kur yra mūsų organizatorius. Ne 8? O gal 8, man atrodo, ne? Į 8 kanalą. Ir tada mes ateinam, prapučiam tą žmogų. Tas žmogus, jeigu viršė, tai reiškia, mes jį pasimam į parankę ir atsivedam va čia prie virtuvės. Mums reikalingi tie, kas bulves skuta, malkas skaldo, nešioja, be to čia va reikia prašluot grindinį, supranti. Tada jam nukrenta alkoholis ir jisai gali vėl po 2 valandų grįžti, bet dažniausiai būna pasibaigę žaidimas. Tai va, tai ką aš dar noriu pasakyti, kad galit proto ribosai vartoti alkoholį, ta prasme alų, ten šerką kažkokią padaryti, bet turit žinot ribas. Kas daugiau čia pas mus tokio yra ypatingo? Tai apie pačią tą tvarką įėjimo, išėjimo į žaidimo lauką, tai kiekvienas gausit informaciją mertvekę dėl radio ryšio kanalų, dėl išėjimo į žaidimo lauką viskas bus paaiškinta mertvekę. Yra ten specialūs įrenginiai, kurie pypsi, mirksi, duoda žinot, kada galima išeiti. Vienu žodžiu, tie, kas pirmą kartą, tai instruktažas bus mertvekė. Dabar, ką aš dar galiu pasakyti? Nu, kad kažką pasakyti, turiu dar broliui duot pasakyti.
Iš tikrųjų, brolis beveik viską ir susakė, tai didžiąją daugumą informacijos, pagrindinę turbūt informaciją apie žaidimo scenarijų, kur yra išdėliotos užduotys, išėjimo laikus ir visą kitą jūs gausit neutraliuose vietose. Plius kiekviena komanda turėsit savo generolą, ten galėsit kreiptis, sakykime, kažkokiais klausimais, jeigu ir aš ar brolis mes neatsakėm. Tai ką dar norėčiau visų paprašyti, laikytis sąžiningo ir saugaus žaidimo, pasižiūrėkit, kur einat, kur krentat, kur atsigulat, nes vis tik tai yra forto teritorija, kad nebūtų kažkokių traumų nelaimingų atsitikimų. Žaidimo metu važiuos šitas uazikas, tankas vadinamas. Prašymas yra toksai, kas būsi tanke, tai pataikė, būkit sąžiningi ir nebešaudykit iš tos mašinos. Tie, kas sakykime, važiuoja tanke ir tie, kas į jį šaudo, tai turėtumėt žinot, kad tam uazike telpa apie 8 žmonės, 5-8 susispaudžia, tai kad nebūtų ten konfliktų, sakykime, kad šaudžiau, nušoviau, bet ten vis vien šaudė. Tai tikimybė yra tokia, kad vienas nušautas nebešaudo, šaudo jau kitas, ne? Tai kadangi tankas yra vienas, generolai tą tvarką mūsų visą žino, operaciją kviečiasi šiandien, sakau, vienu momentu gali būti važiuoti, sakykime, mėlynieji, kitų momentų geltonieji ir situacija ten analogiška gali būti vienoje ir kitoje pusėje. Tai ką norėčiau paprašyti, laikykite saugaus atstumo, kada važiuos technika, būna taip, kad kažkas tai atsigula palei kelią ir panašiai ten galvoja, kad mato, iš tikrųjų gali būti taip, kad vairuotojas jūsų ir nepamatys, tai saugotis jūs turėtumėt patys. Dabar tankas į vidų petardų nenaudojam, ne? Petardų nenaudojam, kadangi dar nesutvarkyti mūsų ten tie teisiniai visi reikalai, tai greičiausiai nuo naujų metų, nuo kitų metų, nuo sausio mėnesio turbūt jau galėsim naudotas tas petardas. Dabar vadinasi taip, tankas susprogdinamas gali būti tik tai, jeigu kas turit granatsvaidį ant ginklo, o visa kita vadinasi tik tai desantas, kada bus išlaipintas arba ten kažkur per langą iššaudytas, ne? Tai tie, kas galbūt šiandien žaisit vėliau, tai kad žinotumėte, tai ateityje tankas susprogdinamas bus granata į tanką, po tanko arba ant tanko užmesta, ne, ten, sakykime, žirnių granata. Negalioja tas, sakykime, ten metras ar 2 šalia kažkur numesta granata, tai tas negalios, bet, mes taip visada jau darydavom, kad ant tanko, į tanką arba po tanko, ne? Tai granatsvaidį, kas naudoja, turbūt šiandien nieks neturi, bet ateičiai, kas naudoja, tai kad jau vairuotojas matytų, kad į jį šauna, nes pagrindė sprendimą priima tai vairuotojas šitoj situacijai. Toliau, brolis laiko lenteles, tai forto teritorija yra sužymėta tokiom lentelėm, 2 pavyzdžių jos, tai kur prieisit tokias lenteles, žinokit, kad tai yra teritorijos riba arba yra galimybė nukristi, tai pasižiūrėkit, kur einat, kur dedat kojas. Yra, sakykime, forto teritorijoje ištampyta stop juosta, jos yra ir senos, ir naujesnės, ir visokios. Jeigu prieisit stop juostą, vėlgi pasižiūrėkit, apsidairykit aplinkui, kur yra aukštesnė, pavojingesnė vieta, tai atkreipkite dėmesį, tos juostos yra ištampytos ne šiaip savo. Tai dėl mūsų visų pačių saugumo, kad vis tik atvažiavom praleisti laiką gerai, ne kažkokių tai problemų susidaryti, ne kažko tai. Tai dabar žiūrėkit, komandas, nežinau, jeigu tinka dalybos, dalinam va šitoj vietoj. Tai vienas žmogus, tada tu į tą pusę ateik. Ar tinka šitaip dalybos? Gerai, nuo mane dešiniai pusėje klausiu, kokią spalvą renkatės, mėlyną ar geltoną? Mėlyną. Geltoną. Tai mėlyną ar geltoną? Geltoną. Geltoną kelia rankas. 7. Mėlyną. Irgi 7. Vadinasi geltoną. Gerai, tai dabar žiūrėkit, vadinasi jūsų yra geltonas spalva mertvekas, šičia kairiai pusėje, ten kur žaliųjų, geltonųjų mertvekas
Tie, kas busit paženklinti, keliaujat į neutralias vietas, ruošiatės žaidimui. Mėlynųjų Mertvekas tolimasis giliau ten teritorijoje miške forto gilumoje, ruošiatės irgi žaidimui. Ateisim, visiems naujokam pravesim instruktažą ir paaiškisim visas užduotis.